Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Šimad Bhagavatam, pirma giesmė, pirma dalis, 7 skyrius, kai buvo nubraustas Dronos sūnus. Ir šiandien bus 19 tekstas. Taip. Yada Sharanam Atmanam Yadasharanam Atmanam Aikshatam Shranta Vijanam Shranta Vajinam Aikshata Shranta Vajinam Astram Brahma Shiro Mene Astram Brahma Shiro Mene Atmatranam Dvijatmaja Atmatranam Dvijatmaja Prabhu Yadasharanam Atmanam Aikshata Shranta Vajinam Astram Brahma Shiro Mene Atmatranam Dvijatmana Yadasharanam Atmanam Aikshata Shranta Vajinam Astram Brahma Shiro Mene Atmatranam Dvijatmaja Yadasharanam Atmanam Aikshata Shranta Vajinam Astram Brahma Shiro Mene Atmatranam Dvijatmaja Yadasharanam Atmanam Aikshata Shranta Vajinam Astram Brahma Shiro Mene Atmatranam Dvijatmaja Transkriptas. Yada kai Asharanam nebegalėdamas kitaip apginti Atmanam save Aikshata pamatė Shranta Vijanam kad žirgai pavargo Astram ginklą Brahma Shira galingiausia arba absoliutų branduolinė mene panaudoja Atmatranam išsigelbėjimai Dvidža Atmadža Brahmano sūnus Judėjiškosios malonės Šilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Kai arkliai nuilso, Brahmano sūnus Ašvathama sumetė, kad vienintelė viltis išsigelbėti galingoji Brahmasta, branduolinis ginklas. Kai arkliai nuilso, Brahmano sūnus Ašvathama sumetė, kad vienintelė viltis išsigelbėti galingoji Brahmastra, branduolinis ginklas. Komentaras. Branduolinis ginklas Brahmastra naudojamas blogiausiu atveju, kai nelieka kitos išeities. Šiame posme pažymėtinas žodis Dvidža Atmadža, nes Ašvathama
kad ir Dronačarijos sūnus nebuvo vertas Brahmanų vardo. Šio vardo nenusipelno patys išmintingiausi žmonės. Jo negalima paveldėti. Ankstesnėse šlogose Ašvatthama buvo vadinamas Brahma bandu, Brahmanų draugu. Būti Brahmanų draugu dar nereiškia turėti Brahmanų ypatybių. Brahmanų draugą arba sūnų te galima vadinti Brahmanu, jei jis pasižymi Brahmanų ypatybėmis. Šiame posme Ašvatthama sąmoningai vadinamas Brahmanų sūnumi, nes poelgio, kuriam jis pasiryžo, negalima laikyti vertu išmintingo žmogaus. Yada sharanam atmanam maikshata shanta vidjanam astra brahma shiremene atmatranam dvidžatva madžam. Kai Kleino Hilso Brahmano sūnus Ašvatthama sumetė, kad vienintelė viltis išsigelbėti galingoji Brahmastra, branduolinis ginklas. Tai prieiname prie to momento, kai iškyla dar viena įdomi situacija. Matot, 5000 metų atgal eina kalba apie negirdėtą ginklą. Mes ten kalbėjom apie lanką, ne apie žirgus kažkokius ypatingus, apie kovos vežimą. Dar matysim, sutiksim daugybę nežinomų ginklų, o čia išlenda toks ginklas kaip Brahmastra. Kas yra Brahmastra? Brahmastra tai jau nuo žodžio reiškia Brahma, tai reiškia Brahmos ginklas. Brahmos. Reiškia viešpats Brahma pats sukūrė, reiškia, tą ginklą. Jo kaip ir kūrėjo tas ginklas. Ir apie Brahmastrą rašoma Puranose, Mahabharatoje, Ramayane. Ir dabartiniai mokslininkai randa daugybę faktų, kad senovėj ne vieną kartą buvo panaudotas, reiškia, branduolinis ginklas. Sunku suvokti, nes mes žiūrime į senovę kaip į primityvę kultūrą kažkokią. Tai ten laukiniai, nes visa Darwino teorija evoliucijos. Kitų mokslininkų, šiuolaikinio mokslo teorija savo, kad ten aptinkas žmogus, Homo sapiens atsirado kažkur 50-30 tūkstančių metų, gal matė toks žmogbeždžionės, atsistojo, bėgo beždžionės, pamatė vaisius, tingėjo lipti, paleido akmenį, reiškia, numušė ir paskui taip vystėsi, laidė, išsivystė, tos rankos, kojos ir tokia teorija, absurdiška atrodo, to nesuvokimo kažkaip net. Bet taip mąsto mokslininkai, šiuolaikinis mokslas taip priveda. Bet įdomiausia, kad visų žemė yra pilna archifaktų. Archifaktai tai reiškia faktai, kurie netelpa į mūsų šiuolaikinio mokslo paaiškinimą. Reiškia, jau kažką randam ir galime paaiškinti, kad tai, sakykime, senienos, liekanos vystėsi civilizacijos eigoje, viskas natūraliai, kaip iš to primato, reiškia, viskas atsirado civilizacija lyg tai. Dabar mes lyg tai patys jau protingiausi, labiausiai viską galim sukurti, labiausiai pažengę. Bet kai randi tokius daiktus, kurių lyg tai senovės žmonės negalėjo sukurti, kyla įvairiausių neaiškumų. Ir mokslas negali paaiškinti, kaip ten viskas atsirado. Tai va, pasaulyje yra pilna, visoje žemėje, iš esmės visa žemė nusita, tomis akimis, sakykime, branduolinio ginklo panaudojimo liekanomis. Reiškia, yra toksai miestas Pakistane, tai pasakysiu šį pavadinimą, reiškia, Mohendžodaro. Tai 1922 metais mokslininkai atkasė, archeologai atkasė, reiškia, visą miestą. Visą miestą, kuris buvo užneštas smėliu. Ir miestas statytas kažkur prieš 4000 metų, maždaug taip mokslas sprendžia, prieš 3500 metų, taip tolygiai. Miestas didžiulis, reiškia, išlikusi visa architektūra, kiek jinai galėjo išlikti, reiškia, po miesto sunaikinimo. Reiškia, ir mokslas gali sulyginti branduolinio ginklo poveikį dabartinio su seniau, nes dabar yra, sakykime, 1945 metais buvo panaudota, žinom, tokių, kad amerikiečiai numetė 2 atominės bombos ant Hirošimos ir Nagasakio. Ir, sakykime,
galima pamatyti, kaip paveikia tas ginklas. Ir ten, pagal šitą Mahandžadarą, reiškia, matosi irgi, kad buvo panaudotas branduolinis ginklas, nes yra epicentro sprogimas, kur viskas, sakykime, išdega. Ir paskui tas sprogimo banga tolygiai mažėja. Ir ten, reiškia, išlikę radioaktyvumo pėdsakai yra, ką palieka branduolinis ginklas, aukšta temperatūra yra išsilydęs, sakykime, smėlis palikęs kaip stiklas, ar ne, kad stiklas gautųsi, reikia maždaug apie 1500 laipsnių temperatūros, kaitros, pilna palikti, reiškia, to pėdsakų, žmonės su Anglija, dar kažkas, gyventojai buvo nepasiruošę, ta prasme, tam sprogimui. Tai va, tokia žemė mūsų yra nusieta pilna tokių. Yra labai galingų, sakykime, yra kur meteoritai kritę. Krateriai, sakykime, yra 100 km, 150 km, tokius daugus. Yra atskirai, kur visai žemė, kaip ir visoje žemėje buvo sprogimai, aiškiai, civilizacijos. Vieni sprogimai gal prieš 5000 metų, kiti prieš 10 000 metų, kiti prieš 12, dar seniau. Mokslas tiksliai net negali pasakyti, kaip, sakykime, čia vienais metais kariavo, ar ten viena civilizacija kariavo, susnaikino, paskui dar kita civilizacija kariavo, susnaikino. Bet kad tokie pėdsakai buvo žemė, tai faktas. Ir apie tai aprašo, reiškia, tokie kūriniai, kaip Mahabharata, Ramayana, kitos Puranos konkrečiai, kad tais laikais, reiškia, buvo jau tie ginklai, atominiai, tai branduoliniai, jie vadinasi Brahmastra. Tai jeigu šiais laikais mes dar neturim, mes gaminam branduolinius ginklus, reiškia, žmonės gamina ir pritaiko tas, sakykime, priemonės, kas turi nugabenti. Anksčiau iškart po Antrojo pasaulinio karo gabeno lėktuvai, buvo sumąstyti, tai dabar yra raketos visokios, reiškia. Net buvo galvojama, amerikiečiai darė tą šaltojo karo metu, reiškia, kaip ir skydą, galvoju, kosmėse pamatyti, reiškia, pakelti ir laikyti ten, reiškia, branduolinį ginklą, jeigu reikia nukreipti, jis greitai pasiekia žemę, bet kokį tašką. Tokia buvo iniciatyva. Paskui nežlugo, tai dabar yra įvairios raketos. Po žemę, ant žemės, sakykime, lėktuvuose, laivuose, povandeniniuose, vandeniniuose, visokiuose, reiškia. Ir priemonė kaip ir nuskraidinti tą branduolinį ginklą. Ir dar šiais laikais nėra dar tokio tikslumo, pataikymo tenais, ta kreivė gali svyruoti, aišku, kelių šimtų metrų. Tai seniau, Brahmastra, čia kur aprašo, buvo labai tikslus ginklas. Labai tikslus. Ir čia kaip Prabhupada, tiksliau, Sutta Gosvami sako, žiūrėkit, kaip įvyko. Įsivaizduojat, lyg tai judėjimo priemonės primityvos raklė, ne? O ginklą turi branduolinį. Matot sąveiką. Pas mus dabar niekas kariuomenėje ginklų ant kaklių beveik nejoja. Yra technika. Technika. Galinga technika. Tankai, mašinos visokios, reiškia, lėktuvai, laivai. Viskas su metalu surišto. Tais laikais, reiškia, tas branduolinis ginklas buvo kitoks. Bet poveikis tas pats. Ir čia sako Sutta Gosvami, kerkliai nuo jūsų, Brahmano sūnus Ašlaklamas sumetė, kad vienintelė viltis išsigelbėti. Matot, kaip ir čia eina toliau kalba, reiškia, Prabhupada sako, branduolinis ginklas Brahmastra naudojamas blogiausiu atveju, kai nebėra kitos išeities. Ir dabar daugybė pasaulio yra valstybių, kurios yra super tos didžiosios valstybės, sakykime, Rusija ir Jungtinės Amerikos valstijos, kurios turi daugiausia prikaupusios branduolinio ginklų įvairių rūšių, sakykime, įvairių. Ir dar daugelis valstybių, gal 9 turi taip. Yra valstybės, kurios neskelbia, kad turi tai toks, sakykime, kaip Izraelis neskelbia, bet manoma, kad jis turi apie 100-300 atominių galvučių. Ir daugybė šalių bando įsigyti. Žinom, Šiaurės Korėja jau turi, bando Iranas padaryti, ne? Ir ten daug, reiškia, Pakistanas, Indija visą laiką nutaikė vieni kitus, reiškia, žmonės laukia, kada čia bus ar nebus karas. Labiausiai tikėtina, kad gali būti tarpusavėje, kada susikaut, nes per Antro pasaulinio karo iki dabar jau vyko 3 karai. Tai ta branduolinio karo grėsmė visada išlieka. Ir daugelis pasaulio šalių, kodėl aš kalbu, laiko branduolinį ginklą arba nori įsigyti, kad jo neužpultų, kaip gynybos priemonė. Taip mano, jeigu aš turėsiu branduolinį ginklą, tai jeigu jau blogai bus, armija pralaimės, dar ko nors, tai aš nuspausiu mygtuką ir va taip atsiginsiu. Kaip tokia apsaugos priemonė.
Bet iš tikrųjų, reiškia, tai ta priemonė kartais tampa nekontroliuojama. Daugybę kartų, tas daugybę kartų buvo labai konkrečiai šaltojo karo metu, tai čia 1900 maždaug 47, 85, tokie metai maždaug. Daugybę kartų vos neįvyko, sakykime, tas branduolinis karas, nes, sakykime, kaip valstybės bando apsiginti arba sužinoti, kad priešininkas jau paleido tą branduolinį ginklą. Yra šiuolaikiniai radarai, bet kartais radarai sugenda ir fiksuoja, sakykime, keli atvejai buvo, kai tie karininkai, kurie būdė, reiškia, prie radaro, pamato, kad, tarkim, Rusijos tokio, Tarybų Sąjungoje buvusio tokio atvejai, kai pamato, kad lekia daugybė, reiškia, tų raketų paleista. Jau įsivaizduokit, kai žmogus pamato, kaip jis turėjo sureaguoti. Atskridimo laikas tais laikais buvo apie pusę valandos. Dabar, sakykime, kai branduolinis ginklas dislokuotas čia NATO Europai, Rusijoje irgi ten skridimo greitis maždaug 4-5 minutės. Tai sureaguoti, priimti sprendimą ir paleisti, lieka labai nedaug laiko. Tai reakcija. Įsivaizduokit, kokia kilo panika, kai pamatai radarį, kad prasidėjo karas. Leikia ten 1000 raketų, o kaip tu turi sureaguoti, reiškia. Tu labai greitai turi pranešti, priimti sprendimą, turi adekvačiai, reiškia, irgi jungti. O tais laikais daugelis raketų buvo šachtos, jos turi užsivesti, turi, reiškia, įkaisti, čia kaip raketos antžeminės, kai leidžiamus į kosmosą, reiškia, viskas vyksta tai, tokia baimė. Tai kelis kartus, tik tai šaltų nervų tų budinčių karininkų, jie buvo net apdovanoti po daug metų, kad nesukėlė to atominės žiemos. Nes ginklų yra atominių tų branduolinių tiek, kad Žemė turbūt galima sunaikinti 20 kartų. Kiek yra iš ginklų, kad 20 kartų maždaug sunaikinti visiškai nei vienos gyvos gyvybės, kad neliktų. Bet kas įdomiausiai, kad žmonės tiek kvailiai, matot, kad juos vis gamina vis naujus, reiškia, senus bando utilizuoti, nes raketos ten surūdėja, dar kur nors nebetinka pagal galingumą, pagal tikslumą, pagal greitį, reiškia, neefektyvus, vienas tipo utilizuoja, bet nėra priemonių. Pagaminti kainuoja milijardus, utilizuoti dar daugiau milijardų, tai tų senienų yra pilna, reiškia. Užteks dar 100 metų utilizuoti, nespės utilizuoti, reiškia. Ir vis ginklai gamina nauji. Ir žmonės yra tokie išprotėję, įsivaizduokit, nuo 1945 maždaug iki dabar pasaulyje yra įvykdyta maždaug 4000 atominių sprogimų. 4000 kartų maždaug sprogdino, bandė. Tai ta Žemė prikaišyta, reiškia, radiacijos pasėta pilna, tą Žemę kiek kartų purti, reikia tik suvokti 4000 kartų. Tokia beprotybė. Kiekviena valstybė, kai sukuria, reikia išbandyti, nes nežino poveikio, nežino dar ko nors, nes technologijos yra slepiamos, nes jos yra brangios, reiškia, tai suryja didžią dalį valstybės biudžeto, reiškia, mūsų ekonomika, tarp buvusių Tarybų Sąjungoje arba Amerikoje, jeigu nebūtų skiriama ginklavimuose varžyboms, jau senai yra paskaičiuota, kad kiekvienas žmogus skraidytų su sraigtasparniu. Kiekvienas žmogus skaitytų su sraigtasparniu, tiek pinigų paėmė tą ginkluotę. Mums sunku suvokti, ten tas geležies gabalas tiek gali kainuoti, bet iš tikrųjų, kiek skiriama, reiškia, lėšų ten pačiai gamybai, kiek tyrimams, reiškia, kiek žmonių dirba, kiek protų, paskui iškas kažkur žemė į šachtą, mūrina, ten didžiulės, reiškia, tos šachtos, kitos raketos turi būti laivuose povandeniniuose, kitos lėktuvuose dislokuotos, kitos yra judamos, reiškia, transporte, ir kitos traukiniuose yra platformos, reiškia. Tokia beprotybė, bet įsivaizduokit, kiek kartų naikinta Žemė. Pirmiausiai bandė, reiškia, po žeme, paskui ant žemės, paskui ore, paskui po vandeniu, paskui vandenyje, visur išbandyta, reiškia, viskas užkrėsta. Mes net nežinom, kiek žmonių, tai 1000 žmonių yra apkrėsta, reiškia, visa ta radiacija, visom, reiškia, tom ligom. Ten turbūt yra, matėt filmukai, reiškia, internete, kai buvo bandoma su žmonėm, gyvūnais, namais, imituojamos situacijos, reiškia, turi būti, kad pažiūrėti, kaip veikia, statomi atskiri miestai, ten pririšami gyvūnai, dar nors technika sudama ir žiūri, kaip veikia. Tai va, tai išbandyta, tiek kartų mūsų ta Žemė drebėjo. Tai reikia suvokti, kad ta Žemė irgi gyvas būtybės, nes žinome, kad Žemė yra gyvos būtybės, reiškia, bumi materialus kūnas. Kaip mūsų tas kūnas, taip Žemės yra toks kūnas. Tai dabar įsivaizduokit, pas mus atskrenda kažkokia vapsva įgelė arba uodas, ją nori užmušti, nedaužai.
Tai jau kai žemė išgrįžia, arba link žemės sprūdina, tai ką paskui žemė daro? Irgi purtosi. Reiškia, dėl to tų katastrofų, tų kataklizmų yra pilna. Mes bandom paaiškinti, reiškia, kodėl čia taip yra. Ir mes, ten dreva, ten tsunamis, ten žiema, čia klimatas keičiasi, bet viską mes padarome. Viską mes naikiname, sąmoningai. Tipo, kad mus neužpultų kitas žmogus, kad apsiginti. Tokius baisius ginklus sukuriam. Ir čia yra, demonų, sakykime, išmeslas. Ir tas vyksta per amžius, matot. Mes niekada nepasimokom. Tai reikia suvokti, kad seniau irgi buvo civilizacijos, kurios, matot, visiškai susinaikino. Turėjo tokius ginklus, jie nieko neliko, net atminties. Mes net negalim iššifruoti, kaip viskas ten buvo padaryta. Tai galim skaityti Mahabharatą, Ramajaną ir suvokti, kaip viskas vyko. Tai va, aš noriu jums kažkiek papasakoti apie tą brahmastą, kad būtų jums aiškiau. Tai sakoma, brahmasta, arba va šitas, brahmasta, ką eina kalba, tai brahmos ginklas, reiškia, rašoma, kad jis yra pats galingiausias, pats mirtiniausias iš visų egzistuojamų ginklų. Reiškia, brahmastos neįmanoma numušti arba apsisaugoti, reiškia, nuo jos tos žudančių poveikių, greunančių poveikių. Ir tai, jeigu, kaip pasakiau, mūsų branduoliniai ginklai yra tokie netikslus, mūsų branduoliniai ginklai, kaip taisyklė, skirti sunaikinti, kaip priešo teritoriją, kažkokius objektus, didelį kiekį, paveikti žmonių. Tai vedinės laikais buvo brahmastros, kurios galėjo nužudyti tik vieną žmogų. Toks tikslumas, greunantis. Nes tais laikais buvo kariai, sakykim, tokie galingi, tarkim, kaip Bišma, kaip sakiau, kaip 10 000 dramblių jėga, tai jo taip paprastai nesunaikinsi. Arba apžūna, ar ne? Tokiems galingiams kariams, tai va, buvo sukurtos kaip ir brahmastros, kurios galėjo tik jį nužudyti. Nes kitos priemonės ar paprasti kariai negali jų nukauti. Ir brahmasta, reiškia, labai tikslus pirmiausia. Ir brahmasta gali sugriauti, aišku, visą didžiulę teritoriją dar. Tokia jos galybė, toks ginklas. Reiškia, brahmasta kaip veikia? Dabar mūsų tos brahmastos arba atominiai ginklai yra techninių požiūrių veikiami. Ne, turi būti kuras, turi kažkoks lėktuvas nunešti, tą bombą numesti. Arba turi būti raketa, kuri nuneša tą galvutę, tą masę. Reikia suvokti, kad ne visa ta bomba, sakykime, ta metalo gabalas yra ta atomo poveikis. Yra kažkokia tai ta galvutė vadinama, reiškia, kur čia sudėta ta griaunamoji jėga. O visa kita tik tai neša tą, nuneša. Taip kaip atėjėtis yra, ne. Tas angelis, kuris įsminga žmogui, yra kotas. Jeigu vien kotą paleisi, tai jis pukštą atsimoš, reiškia, nukris. Tai reikalingas kažkoks smaigalys. Tai brahmastrui, reiškia, yra tas atominė, reiškia, reakcija sudėta visą, kai mūsų pauzų tą galvutę sukomponuota. Ir kai jinai pataiko, jinai pradeda veikti. Išgriaunant jėgą pasireiškia. Tai šiais laikais, kaip sakau, reikia nuspausti mygtuką arba ten kažkokią virvutę patraukti, kad skristų ta raketa, arba iš lėktuvų mesti. Tai tais laikais brahmastra buvo paleidžiama mantros pagalba. O ką mes dabar kartuojame Maha mantrą? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Čia irgi savotiška brahmastra, tai mes nesuvokiam, galvom, kad tokia, paprasta. Čia brahmastra, kuris sugriauna Mają. Suprantat? Brahmastra, manai, apvalo mūsų, numeta tą mūsų, sakykime, įsikūnimą šitame kūne, tą materializmą, viską. Brahmastra, kuri duoda šviesą mums tai dvasiniai mūsų esybei, sielai. Mes tik nesuvokam, kad kiek jinai turi savie galius, o šitą brahmastrą. O tais laikais, aišku, čia brahmastra, Maha mantra turbūt galingiausia brahmastra. O ta brahmastra, kuri griautų, kaip atominis ginklas veiktų, reiškia, buvo ypatingos mantros. Ypatingos mantros. Reiškia, ir brahmastra tokia žmogus galėjo paleisti tik vieną kartą. Vieną kartą. Karys, kuris žinojo, reiškia, tą mantrą galėjo vieną kartą panaudoti. Jis neturėjo galimybės 2 kartus panaudoti. Tai brahmos buvo nustatyta. Visatos kurėjo, reiškia. Ir kad paleisti tokią brahmastrą, reikėjo mokėti, kaip pirmiausiai mantrą žinoti, paskui turėti dvasinį mokytoją, turėti palaiminimą, viskas kaip ir dabar. Ir reikėjo mokėti, reiškia, susikoncentruoti, kad protas nesilaškytų. Tai įsivaizduokit čia, Ašvatthama bėga
Bet jis bėgdamas turi bijoti, paskui baimė turi dingti, jis dar turi susikoncentruoti, ištart mantrą, jinai turi suveikti. Reiškia, koncentracija turi vykti, turi dingti kitos mintis. Nes jeigu atsisėsi, kaip ir mes kartais mantrą kalbam, Hare Krishna, 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 Hare, Rama, 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 Hare. Bet jeigu šnekam galvom apie kažką, tu negirdi, ką sakai, tu esi kažkur kitur, reiškia, nėra koncentracijos, mantra neveikia. Nu, kažkiek veikia ten, čiuk. Bet jeigu tiksliai sakai, švarus. Taip yra. Tai čia irgi su brahmastra. Jeigu tu nesusikoncentruoji, jos nepaleisi, jinai neveiks. Tai va, žmogus turi, reiškia, čia ir bėgdamas turi vis tiek nurimti, susikoncentruoti, ištartinai, kad suveiktų, reiškia, sproktų. Toks poveikis brahmastros. Taip jinai paleidžiama. Toliau, kam iš viso Brahma sukūrė? Brahma sukūrė, reiškia, kadangi jis yra pirma gyvo būtybė, jo idėja, tikslas brahmastros, kad jinai apgintų religijos principus. Dharma. Religijos principus, reiškia, pirmiausia ta. Reiškia, ir antra, kad galima būtų nužudyti, sakykim, tos priešus, kurie kėsinasi prieš religijos principus. Ir rašoma, kad jeigu brahmastra panaudojama, tai jinai, reiškia, viską sugriauna. Kur brahmastra panaudojama, aplinkui jos spindulį, reiškia, žūva visos gyvos būtybės. Augalai, medžiai ir visos kitos gyvos būtybės, reiškia, ten vabaliukai, ten visokie gyvūniukai, kas tik yra. Ir žmonės. Toks poveikis jos. Sakoma, kad vyrai ir moteris tampa, nei vyrai, nei moteris negali turėti vaikų, vyrai irgi negali, reiškia, moteris apvaisinti. Tai va, gimsta tas vaisingumas, praranda vaisingumą. Toliau, reiškia, išdžiovinama žemė ir žemė suskilinėja, nes brahmastra karštis, išdega viskas, išsausėja, reiškia, žemė suskeldėjusi. Turbūt matėt filmų, kai rodo, kur yra didžiulės sausos, ar ne, ten buvo pelkės ir žemė, tai suskilinėjus, va, tai ten sausa. Iš esmės pas mus irgi būna sausra, kad tai suda išdžiūvo, ne? Jeigu per Maruskovo žiūrėti, tai čia bus išdžiūvę, čia kaip dykuma, kad jis pas žmonės būna. Tai va ten brahmastra irgi taip išdegina žemę. Toliau, kas dėl brahmastros įdomu. Ir čia mes skaitysim, toliau šitoj šlokai bus aprašymas, kaip Ašvathama ją padarė, kad nesuveiktų, kaip Arjuna, reiškia, viską darė, kad apginti. Aš nepasakosiu, nes paskui bus tas neįdomu, bet, reiškia, galiu ką šiandien dar pasakyti, reiškia, kas mums dar būtų. Tai, kaip rašo Mahabharatui, reiškia, kaip buvo panaudotas kitur brahmastros, ten daug tokių atvejų parašyta, tai sako, kai brahmastra panaudojama, atrodo, kad visos stichijos paleidžiamos į laisvę. Ta prasme, žinot, reiškia, stichijos tai veikia ne vien karštas, tai veikia vėjas, tai veikia, reiškia, radiacija, visos stichijos išeina, reiškia. Atrodo, kad sako, deginanti saulė, mes saulė, kaip matome, jinai kažkiek karšta darosi, bet atrodo, kad saulė pradeda suktis, vis karščiau, reiškia, kaip ir įkaista, toks poveikis, tai buvo brahmastra, kai atrodo, vis karščiau darosi, reiškia, didėja karštis. Ir žemė susibuoja, žemė pradeda susibuoti nuo karščių. Kartais turbūt matėt, jeigu karštis yra, matai, kad oras lyg tai vaikščia, lyg tai tas kažkaip juda, matai, toks kaip miražas pradeda. Tai čia nuo karščio pradeda judėti kaip žemė. Reiškia, tai va vienam kovos metu, kai buvo panaudota brahmastra, reiškia, sako, užsidegė drambliai, reikia suvokti, kare stovi drambliai, nes drambliai pradeda degti. Ir jie išprotėja, pradeda bėgti. Reiškia, per visą kariuomenę, kur jam karšta, nes protą pamena. Reiškia, pameta, jis bėga, ieškodamas kur palystis, visas dega. Tai va, reikia taip suvokti, reiškia. Jūroje vanduo tampa karštas, reiškia, žuvo visi žvėris, reiškia, medžiai visi išvirsta, reiškia, drambliai pradeda, reiškia,
kaip šaukti, ne, urgsti, ta prasme, garsiai išleidžia, staukti. Reiškia, ir krenta, nes kovos lauke šitam Kurukšetros buvo pilna dramblių, tai va, krenta. Reiškia, arkliai, sako, kovos vežimai dega vietoje, kaip degtukų dėžutė. O šitai va. Ir, sako, 1000 priešo vežimų buvo sudeginta, reiškia. Ir jūrai paliko tyluma, reiškia. Tyla visiška po šito panaudojimo brahmastros, reiškia. Ir pradėjo pūsti vėjas. Žemė nušvito viskas. Matėte turbūt per filmus nušvinta viskas, kaip 1000 saulė, sakoma, kai sprogsta branduolinis ginklas. Kaip 1000 saulė apšviečia. Pasidarė viskas baisu, reiškia. Visi lavonai apdegė, žmonių kūnai, reiškia, apdegė. Ir žmonės nebuvo panašus jau žmonės. Ir sako, čia Durna Parvai rašo, niekas, sako, iki to nematė tokio baisaus ginklo poveikio, kad viskas būtų išdeginta. Ir vedinėse tuose šventraščiuose, Puranuose aprašyta daugybė ginklų, kokių mes dar nesuvokiam. Aišku, dabartiniai mokslininkai irgi bando įsisavinti įvairius ginklus, reiškia, bando įsisavinti vandens stichiją, nes, reiškia, senoviai kariai mokėjo kiekvieną energiją, su kiekvieną energiją sąveikauti, ją panaudoti kaip savo kovoj. Tai vėja, vandens energija, saulės energija, kiek visas energijas valdė. Savo mokslas link tuo eina, reiškia. Ir dabar eina kalba, kad jau pasaulyje didžiosios valstybės, kaip Jungtinės Amerikos valstijos, reiškia, Rusija, moka panaudoti, reiškia, praktiškai kiekvieną ginklą, tą stichiją kaip ginklą. Tai tie, sakykime, žemės drebėjimai dabar, kur vyksta, tai sakoma, irgi naudojamas tektoninis ginklas, reiškia. Išmoko mokslininkai, reiškia, sukelti dirbtinius žemės sprogimus, dirbtinius žemės drebėjimus ir nukreipti, sakykime, į kažkokią tai valstybę. Sakoma, išmoko valdyti jau dabar tornadus. Reiškia, tornadas kartais, kai praeina, jis gali būti valdomas. Mums gali rodyti, kad jis nevaldomas. Reiškia, gali pasiūsti, kad atitinkamą teritoriją ar dar kažkokių objektus kažkokius sugriauti. Išmoko valdyti lietų. Gali pasiūsti lietų, sakykime, kad kažkokią teritoriją nusiaubtų. Išmoko valdyti sniegą, kad kažką apsniktų, sakykime, tokius žemės drebėjimą, reiškia, potvinius sukelti, kad taifūnus. Tai viskas vyksta dabar 21 amžiuje, kad išsiaiškinti ir pradėti valdyti tas stichijas. Ir tą jau kaip ir valdo, kaip ir pripažįsta, arba kelia, sakykime, Rusijos spauda, Jungtinių Amerikos spaudų, vieni kitus jau kaip ir kaltina tuo, kad visus tos nelaimės, visos katastrofos yra planuojamos ir valdomos. Planuojamos ir valdomos, kurios vyksta čia Rusijoje pernai, užpernai degė, reiškia, miškai, didžiulės teritorijos, tai yra kaip ir suplanuota, sakoma. Žemės drebėjimai suplanuoti. Rusija analogiškai vykdo, kaip ir sakoma, prieš Jungtinės Amerikos valstijas irgi tokias pat diversijas. Vieni kitus, kaip taip neoficialiai lyg tai kaltina, bet tiksliai nustatyti negali, nes tai slepiama gilioj paslapty, reiškia, kaip naudojami tie ginklai. Ir kokie dargi, reiškia, tuo metu, kai vyksta šitas taiga, kai Arjuna vedėsi Ašvathamą, šitame Kurukšetros mūšyje, reiškia, buvo naudojami visokie ginklai, nuo pačių primityviausių, sakoma, reiškia, nuo Sarva top Hadra. Tai matėte turbūt per filmus, reiškia, kur tokios katapultos Archimedo dar išrastų seniau, kurios akmenius svaido. Atlenkė čia akmenį uždar, tokie ginklai buvo naudojami. Toliau buvo naudojami tvirtovėm pramušti ginklai, reiškia, Udhatima. Tai sienos, kaip pastatytos tvirtovės, tai reiškia, daužo su akmenimis. Tai tokie mechanizmai. Toliau strėlės laido, reiškia. Nemaža, su didžiulės gali būti, reiškia, kelių metrų ar net 10 metrų tokie rastai, kaip strėlės, kurios skrenda ten
nušluoja priešininkus, tai vadinasi, reiškia Sara Jantra. Ir va visos šitos, reiškia, astros, kaip Brahma astra, reiškia, kurios sunaikina didžiulį kiekį priešininkų, tai jau mantrų pagalbama, tokie ginklai. Toliau. Gal kitą dieną papasakosiu. Tai va ir grįžkim prie šito. Prabhupada ką sako. Kaip sakiau, branduolinis ginklas Brahmastra naudojamas daugiausiai atveju, kai nelieka kitos išeities. Ir čia jis aprašo Ašvathamos savybės, kad Ašvathama nevertas būti ne kaip Brahmano sūnus, reiškia. Seniau buvo manoma ta kasinė priklausomybė, kad kasinis Brahmanas, tai reiškia, jeigu mano tėvas Brahmanas, tai ir aš Brahmanas. Bet čia Prabhupada sako, kad jis nevertas Brahmano vardas, nes Brahmano vardas nepaveldimas, turi turėti tam savybės. Tinkamas reiškia savybės. Ir sako, negali jis būti net Brahma bando, tai reiškia Brahmano draugo, irgi negali būti. Nes jis neturi tokių savybių. Kad jis neturi tokių savybių mes matome. Pirmiausia, jisai slapta naktį, reiškia, nukirsdino galvas. Niekšingai čia paskutinis niekšas gali tai pasielgti. Ir plius, matot, kai jam blogai, ką jis padarė blogai, jis antrą kartą blogai daro. Jis bando paleisti Brahmastrą. Reiškia, sunaikinti Arjuną ir Pandavus. Ir toks tikslas. Kad apsiginti, ką jis padarė niekšingai, vietoj to, kad jis stotų į kovą, garbingai kautųsi arba pasiduotų ir pasakytų, aš atsiprašau, aš padariau. Jis dar antrą veiksmą daro, reiškia, vienas neteisingas veiksmas iššaukia kitą neteisingą veiksmą. Jis paleidžia Brahmastrą, bando paleisti Brahmastrą. Tai, reiškia, todėl Ašvathama, reiškia, negalima, sako, laikyti išmintingų žmogumi. Ir tai akivaizdu matosi pagal jų veiksmus. Mes rytoj skaitysime toliau apie kaip jis bando tą paleisti ginklą, kaip jis bando panaudoti ir kaip tas ginklas veikia. Hare Krishna. Kokių klausimų turite? Prašau? Brahmastras nebuvo radioaktyvės irgi kaip dabar? Jo, irgi buvo. Yra 5 faktoriai iš atominio ginklo. Turbūt pamenat mokytis, ne? Radiacija, karštis, griunamoji jėga, spinduliavimas ir dar kažkas pantasys iš mokyklos laikų. Jo, chemija. Kas dar? Prašau. Kaip galima gauti, čia turi būti labai trumpas laikas, kad pasiruošti Brahmastrą paleisti. Reikia mokytojo palaiminimą gauti ir mantrą sukartuoti tam tikrą. Čiagi sekundė, jeigu nedalį sekundžių. Nu jo, tiek užtenka, žiūrėkit, Hare Krishna mantrą galim labai greitai sukaitauti. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare. Vis tiek kelias sekundės. Nu jo, Čia matyt 1 sekundė. Bet sakau, reiškia, laiko tu jis turėjo, matot, jis bėgo iš tolumos, matė, mes nežinom, koks tas atstumas buvo, aš nežinau, koks atstumas buvo, kai įvijosi, reiškia. Gal ten už kiek tai mylių, žinot, buvo ir šitas Ašvathama jautė, kad Arjuna jau atėjo ir ten nebus šansų pabėgti. Tiem užteko, matyti, susikoncentruoti, reiškia, ir pagalvoti, kai, žinot, baimė ima ten laikas prailgėja. Labai paprasta, gali kažkam teko tai būti tokio situacijoje, aš su mašina virtau, prieš 2 mėnesius virsti, yra laiko pagalvoti dar. Virsti, dar laiko galvoju, aš galvoju, kas sievai dabar bus, susižeisina ir ne. Virsti, jau ten tik iš karto virsti, ne, tau dar laiko pagalvoju, kas jai dabar bus, ar jai nieko nebus ar ne. Paskutinė mintis buvo, kaip jai dabar čia bus, kalas ar ne, susižeis ar ne. Ir šuktiravo. Matot, kaip Rupanuga Prabhu pasakojo, reiškia, kaip jis virto su fūra. Užsienį buvo, neįs vairavo, jis šalia sėdėjo, irgi ten berniukas įnuvažiavo, irgi virto su fūra, sako, šliuožiu ten 100 metrų, irgi galvoju, kaip čia, kas čia. Tengi viskas greit pavyksta, o vis tiek turi laiko pagalvoti. Laikas kaip ir sulėtėja, ir aš esu skaitęs daugybę pasakojimų, kai
žmonės krenta iš aukščio su lėktuvu, tenais katastrofos, dar ten viską prisimeni, yra laiko pagalvoti, reiškia, tas laikas praeina, taip ir čia, laikas įsitempia, yra jis reliatyvus, tai va, jis kinta, mums atrodo, kad čia, vieną sekundę, bet ta vieną sekundę gali, ten randi laiko sprendimus kažkokius tai priimti, permastyti daug ką. Bet kaip čia sakyti, sunkiausia mokytojo palaimą gauti? Aš Haimo Martų turėjau, jo tėvas buvo, didelis karys, karžygys, mokytojas, guru, pandavų guru. Jisai bus pandavus išmokė, reiškia, kautis, va tą patį Arjuną, reiškia, Dronačarija. Drona ir Ačarija, mokytojas, matot. Tai aš Kamą turėjau tą palaimą, automatiškai, matyt, kaip persidavė kaip tėvo sūnui, žinot, turėtų turbūt ir sūnus būti, kaip ir mokytojas, turėtų būti pagal visą logiką, perimti tą tęsinį, reiškia paramparą, bet jis, matot, mantrą gavo, bet vidus kaip niekšingas, ne? Demoniška prigimtis. Jis negeriems darbams naudojo piktiems. Nors ir tėvas, matot, Dronačarija irgi kaunasi priešingoj pusė, ne pandų pusė, kuravo, reiškia, priešininkų. Duryotkanos pusė. Pats Arjuna turi kautis prieš mokytoją. Tai reiškia, jau iš tėvo ta perėjo bloga savybė, reiškia, neįvertino, kad Krišną pasirinkti ar kažką pasirinkti. Nes kai vyko, reiškia, dėlionės, Krišna praklausė Duryotkanos ir Arjuna, ką rinkėsi. Tai Duryotkanai nekilo abejonės, sako, aš renkiuosi Krišnos karios, Krišnos turi armiją, pasiėmė armiją. O Arjuna sako, aš renkiuosi Krišną. Vieną Krišną pasiėmė. Suprantat, kaip čia pasirinkimas. Čia ir Drona jau pats irgi neteisingą sprendimą padarė, nuėjo ne į tą pusę. Tai tikėtina, kad sūnus, matot, dar turėjo daugiau trūkumų. O tarp ko kariavo, ta prasme, ten pandavai ir prieš ką ten vyko? Prieš savo pusbrolius, Kuravus. Va, kuravai ir pandavai, koks jų... Dėl ko? Jo, ta prasme, skirtumas. Turi būti skirtumas. Skirtumas labai paprastas. Tai, matot, vieni nori teisingumo, kiti, pandavai norėjo teisingumo. Reiškia, o Kauravai, Duryotkanos, reiškia, pusė. Norėjo klasta valdyti, kaip tenkintis, taip sakykime. O jie užgrobė, kas jiems nepriklauso. Užgrobė visą karalystę, paėmė valdžią, taip sakykime. Paminė religijos principus, demonai atėjo valdyti. Čia kaip vyko gėrio blogio, šviesos, tamsos, reiškia, surų asūrų kova. Tokia forma. Prašau. Aš, kaip aš dar prisimenu, tai tas irgi, kada armija paprašė, jis irgi galvoja, ar prasidėt karas ar ne karą, ir paklausė Krišną, o tu ginklą turėsi, tu su ginklo prieš mūsų eisi, ir Krišna pažadėjo, kad jis ginklą nepaims į rankas, ir tada tik tai jis armiją paėmė. Kad, suprantat, kad ten irgi protingas ir jis, tas Brahmanas buvo... Tai niekas nesako, kad Duryotkanas pakankamai protingas. Žinoja, kad prasidėtų armija, jeigu Krišna bus... Tai todėl jis tada tik tai sugalvoja prieš Krišną eiti. O taip, tai jeigu Krišna ginklą turėtų, jis neįtų. Jo, bet manot, čia užteko, kad Arjuna pasirinko Krišną, jis, aišku, Duryotkanas nesuprato, jis galvoja, kad lemia karių kiekis, o ne pati asmenybė. Švarumas Arjuna tik galima mintimis padėti, duoti sprendimus, pakeisti visą lauką, nes pasiimė Krišna valdo visas šitas gyvas būtybės, kaip Paramatma. Bet jam tiek nedėjo, matot. Labai sudė. Čia aišku, Krišnos valia, čia tas mūšis, šitas žinojimas, supratimas, čia dėl mūsų. Bet to žaidimo mes daug nesuvoktume, matot, bet to žaidimo nebūtų buvę Bhagavad Gitos. Mes nieko nežinotumėm, mes nesidžiaugtumėm, nesidėtumėm. Aišku, tuo metu ten džiaugsmo mažai, kai vyksta karas, dega viskas, jeigu dar nesupranti, dabar mums žiūrint paprasta čia svarstyti, bet kai susirinka į kovos lauką 640 milijonų žmonių, sunku suvokti, kokia šitą dydžio, reiškia, tų karių, kovos režimai, viskas, kiek čia visko turėjo suvažiuoti, kaip nusiteikti, kaip kautis. Čia tą būtų įdomu pažiūrėti, ne, iš viršaus, kaip tas mūšis vyksta. Va, tai, jo, 18 dienų, tai niekas taip nėra taip paprasta.
Dabar aišku, kodėl tiek žmonių žuvo, todėl kad atominė Jo, ginklai. Aš taip niekaip negalėjau suprasti, tiek žmonių žuvo, kodėl? O kada atominiai ginklai naudojasi, tai aišku, kažkam Labai greitai. gali. Kas dar? Prašau. Kaip jie tos ginklus gaudavo? Per paramparą? Jo, per paramparą tik tai. Iš mokytojų gaudavo. Taip išmokydavau, kaip ir čia mes gauname. Gaunam įšventinimą, gauni šventą vardą, duodi įžadus, matot, gal laikytis gauni tą mantrą. Tau pasako, kaip ją naudoti, kur naudoti, kada. Tai čia, iš esmės, visi kovos menai tai perduoda, bet kokie kovos menai, jeigu taip žiūrėjote, ne? Mokytojas perduoda paskui kažką laiko tokio slapto, paskui kada jis vienam mokytojui ir keliems mokiniams jau perduoda kažką tokio, ką jis turi jau tokio mirtinų, paskutinį savo. Bet kartais, jeigu nėra tinkamų mokinių, numiršta tas žinojimas, kažkoks kovos meno kažkokia rūšis. Kai mokytojas neranda tinkamų mokinio, ta prasme pagal savo vidinės savybės, kuriam galima būtų perduoti, jis įsineša tą paslaptį. Tai čia visais tais laikais buvo. Ir kartais nutrūksta tie kovos menai kažkokie. Nebelėjo ką perduoti. Tai pas mus buvo, žiūrėkit, jeigu taip žiūrėt giliai istoriją, pagonybė, tai reiškia vidinė tradicija čia buvo. Mes žinom, gal prieš 500 metų, prieš 6 buvo kryviai, vaidilutės, ugnis degė, reiškia, čia atėjo iš treta jugos, kai jagios vykdavo. Jagios vykdavo, tai reiškia, 1000 metų dega ugnis. Ten brahmanai kasdien kalba mantras, pelagi, aukoja grūdus ar ne, ta ugnis pastoviai palaikoma. Tai dar prieš 500 metų, reiškia, pas mus irgi ta ugnis degė, pastoviai neuždegdavo ugnis, reiškia, jagi vyko kaip jau. Bet matot, kas atsitiko, kad jų kunigesnė jėga, kaip krikščionybė, jie išnaikino tos visus, tai sakė, čia primityvų, nesuprato, išnaikino. Ir neliko tų brahmanų, kurie perdėjo taip, kad iki šios dienos, būtų nors senų vietų čia nors slaptai, arba išeitų kažkas aukotų, ugriatų tą ugnį, kalbėtų mantras dar, nors ką jie gavo. Išnyko, nutrūko viskas. Nei rašytinių taisyklių, nei parampolis neliko. Mes tik žinom, kad degino, vaidilutės, tie kryviai, o kur viskas, to nebėra, nei vieno mokinio iki šių dienų nedaėjo. O tik 500 metų, nieko neliko. Iškai taip, kaip sugebėjo surasti, išnaikinti, nei vieno, net nepasislėpė. Paskui surastų savo mokinį, kad jis slaptai ten degint kažkur neliktų, įsivaizduojat, kaip įdomu. O toj mažiau teritorijų išnyko viskas, atmintis net išnyko, nieko neliko. O taip ir su tais brahmastromis, matot, iki šių dienų irgi nedaėjo. Reikia naudoti kažkokius chemiją, dar kažką, o ten buvo ginklas, matot, kaip. Mantra pasako ir kala. Nereikėjo nešiotis kažką, tai suprantat? Kažką tokio. Dabar tai reikia daiktą sukurti, kuris lieko ten ginklas, pasakai mantrais, atsitinka energijos susikaup ir kala. Kas dar? Hare Krishna.